Aš ir vėl Ryste. Šį kartą važiuoju į Vokiečius ir Austriją. Tai vis kažkas naujo, nors tie patys visi taškai, bet vis kažkokia kryptis kita. Tai vis kažkas tai nauja. Dabar jau čia reikės, visi, nors čia rodė, kad vidurnaktį būsiu, bet matyt, čia su visais kamščiais, su viskuo, su pavardymais, aš 4 ryto tik būsiu. Reiks važiuoti visą naktį. Nes aš labai noriu tą Austriją važiuoti naktį, nes ten labai durnas maršrutas, visokiais šunkeliais. Ir paskui rytą išsikrauti. Ir tada nueiti į parduotuvę, apsipirkti rūbų. Nes ten yra labai gera parduotuvė Kikas. Kur ten rūbai pigus, ir palyginus pigus, bet jie labai gerai nešiojasi, gali skalbti viską kaip nauji. Nes Lietuvoje aš jau praradau viltį. Nusiperki, sumokėjau, atsimenu, už tokį kažkokį, viršutinės švarkelis ir kelnes 80 eurų. Bent jau 50, tai tikrai, bet man atrodo 80, gal ten iki 80 kažkaip buvo, daugiau kaip 50. Porą kartų išskalbėjai ir viskas. Dabar tu kelnes, ten jau tas švarkelis jau suplyšęs rankovė, kelnes ten jau irgi kaip bomžo kelnes, jau irgi žiūriu klynas, ne klynas, bet prieš šiknos suplyšę. Vienu žodžiu galvoti, ir tokią kainą sumokėjai ir praktiškai ten porai kartų, 3 kartams. Ir kitos irgi, ką nusiperki, viskas, o taip, man tai kiekvieną savaitę skalbiu. O čia kur nusipirkus, Vokietijai, Austrijai, tos kelnes, dar švarkelį jau 2 metus varau, dar nieko, kaip naujas. Ir skalbiu kas savaitę, tai įsivaizduokit. Tai dabar žūtbūt reikės tą pardą nueiti, nes jau viskas, jau nebeturiu kelnių, ko rengtis. Ir dabar, kaip čia visi, oi pozityva. Aš nenoriu šviesti jums, taip jau čionais, kad čia viskas labai gerai ir kaip čia labai gerai. Bet paskui kiti, tai žinot, noriu aš irgi čia dirbti. Aš labiau noriu parodyti realybę. Kad tai būtų tos emocijos visos, kad ir jos neigiamos ir visa kita. Tai va, kaip čia sakau, čia sveikata. Kai aš dabar kažkas klausia, ten, kaip ten ką, aš atkalbinėjau, sakau, neikit tos busus, ypač dabar, palaukite, kol bus tacho, dar metus laiko kokią. Nes dabar, sakau, tai pinigų neuždirbsit, nes algos tokios, kaip prieš 6 metus buvo. Tai įsivaizduokite, ant tiek, kad tave dvigubai apgaudinėja. Turi mokėti dvigubai daugiau, negu tau moka. O sveikatą taip paterios, aš jau 8 metai eina. Ir ką? Sveikata pradeda jau duoti savo. Kas pirma? Tai tas, kad aš jau paeiti jau sunku, toli nebenueisi, pradeda nugarą skaudėti. Plius, kur jau realiai tau kelia nepatogumų, tai yra skrandis. Ir žarnynas visas. Tai va tas toks valgymas, važiuojant, paknopstom, paskubom, visokio šlamšto valgymas, pastovus, tas stresas pastovus. Jau aš dasivariau iki to, kad pas mane jau turbūt yra dirgliosios žarnos sindromas. Aš tikiuosi, kad tik tai šitas, ne kas nors rimčiau. Nes jau kažkaip tai maudžia tą žarnyną, pastoviai pučia. Kaip kiti sako, ten vidurių užkietėjimas nuo sėdėjimo. Man tai atvirkščiai, aš nežinau, kas yra vidurių užkietėjimas. Niekada nežinau, man greičiau problema vidurių suminkštėjimas. Ir dabar tu pastoviai irgi vidurius suka. Toks jausmas, kad tau šakės. Ten, jeigu tik tai daugiau ilgiau nenuėjai tūlį, kad tau jau pradeda mausti, skaudėti, pučia. Ir grinai čia toks taip dirgliosios žarnos, tu pasižiūrėjai, kad visą negali valgyti, gerti pieno, produktų, visokių svogūnų, česnakų, kofeinų, visokių kavų, tokių gazuotų gėrimų. Praktiškai visą, ką aš valgau, aš nebegaliu valgyti. Tai įsivaizduokit, kaip linksma. Koks linksmumas. Tai dabar, jau sakau, jau dabar estumizavimą nusipirkau, reikia pradėti gerti. Gal padės, vienu žodžiu. Aš žinot, kaip vidurius suka, kaip bjaurų, ypač kai dirbi. Tai vienu žodžiu, tai va, jau pirmas požymis yra. Aišku, pirmą skrandžio ir varo, nes turi čia valgai šlamštą vien. Visus 8 metus vieną Makdako beveik. Ne vieną Makdako, bet vis tiek nemažai valgai, kur seniau iš vis nevalgydavai. Ir visą laiką tokiom prabigom valgai ant greičio. Dabar viskas jau pasėmiau tokia, kad galėčiau šildytis. Jau galvoju, čia geruoju tikrai nebesibaigs. Taigi va, turėkit omeny. Anksčiau ar vėliau sveikata jums sustreikuos, kad ir koks jūs stiprus būtumėte.
Bet jau reikia gerti eskulzaną. Kažkokia tai dirglio žargos sindromą jaučiusi variau. O čia po 2 kapsulės 3-4 kartus per dieną. Kaip čia taip? Kapsulės, stebėkit. Miniatiūrinės. Aš čia gau tos didelės kapsulės, viską čia mažytės kapsulytės. Tai aišku, tada po 2 tabletės. Tai va, vienu žodžiu, jau pradeda sveikata streikuoti. Reikia jums kokią nors istoriją papasakoti. Nelabai aš tų istorijų jau turiu, viskas išpasakojus, bet man rodos viena yra, gal aš ją ir pasakojau, bet ten kur nors senai, gal ir būsit ir neklausę kai kurie, arba pamiršę, tai va papasakosiu. Kaip aš dabar, kai pamatau tuos va lenkiškus, nesvarbu, lenkiški, lietuviški ar kokie nors tenai, bet jeigu va tos traliukus, kai pamatau, ir ypač tos tokios senesnio tipo, tokie tenai, kur senesni tokie, tai mane net nupurto prisiminus. O viskas dėl vienos istorijos. Man sugedo mašina, dabar net gerai neprisimenu, kas man ten tai mašinai buvo, bet greičiausiai, kad sugedo. Tai aš galvoju, kaip aš paskui atgalva nebeprisimenu, bet žinau, tai kad aš grįžau, kad jie ten ieškojo, tik tai žinau, kad jie ieškojo, kas mane parvežtų. Už 50 eurų rado, berods, gal net ir nuo Olandijos važiavau, arba nuo vokiečių, nu, kad nuo kažkur, tai bet ten daug. Gal nuo vokiečių, ar nuo Lenkų, ne, nuo Lenkijos, man atrodo, bet per visą Lenkiją važiavo. Nu, surado viską, atvažiavo žmogus, nu, o tasai busiukas, tai įsivaizduokite, be kondicionieriaus. Tai visą laimę, kad dar buvo ne vasara, toks pavasaris, bet 20 laipsnių taip šilumos. Bet vis tiek, kai prieš saulę važiuoju, jau buvo karštoka, taip jau žinot. Tai jau kondišino nėra. Plius, dar jį ten taupytojai per mokamus kelius nevažiuoja. Važiavo visais tais šunkeliais Lenkijos. Bet ten kažkur sustojom pamiegoti. Nu, žinote, kur man miegoti. Tai aš ten lipau ant tų mašinų, kur ten ant to traliuko. Į kažkokią tai Volvo ten įsėdau. To į Volvo, aš ten netelpu į tą Volvo, ten kojos į tą, man ratas jau remiasi, ten kojų nėra kur kišti. Čia visos suspaustos. Tai galim sakyti, aš nepamiegojau, o prasidėjau tik taip pusiau. Nu, bet čia dar bala nematė buvo. Čia dar bala nematė, ne tas man čia baisiausia buvo. Baisiausia buvo tas, kad buvo karšta. Aš ten, ir žinot, tas nesuprasi, ar jis tyčia, ar kas. Aš kažkaip spėju, kad net tyčia, nu būnagi tokių. Dar žinot, kai aš ne blondinė, net galvoju, čia dar čia. Aš atidariau langą, nu kad vis tiek kažkiek tai vėjelis pūstų. Oi, tas uždaryk langą, čia lažinai, nes, nu žinot, skersveis. Tas tenai važiuoja savo, langą atsidaręs, plius dar čia priekyje jo pasidaręs ant tuos ventiliatorius tokius ir pučia jam tenai, žinai, ir važiuoja, žinai. Aš ten sėdžiu, man tenai jau, nu žinot, jau bloga galim sakyti, iš tikrųjų. Nu taip jau, žinot, vienu metu jau tikrai taip kažko tai jaučiu, kad aš ten tokį biškį šiluminį smūgį esu gavus, toks jau vos nesmiginėjimas, toks biškį toks, žinai, kaip, bet ačiū Dievui, ten kažkur sustodavom, tai biškį duris atidarydavai, ten įkvėpdavai to orą. Tai ten jau vos devažiavau, aš ten galvojau mirsiu. Tai gerai, kad dar nebuvo 30 laipsnių karščio. Tai dar svarbiausia, tas ant važiuoja ten, žinai, oi, kaip čia karšta, čia, oho, čia, žinai, sėdžiu, galvoju, ar tu čia sėdi ir tyčiojasi iš manęs, ar kas, žinai. Sėdi jam karšta, jis į langą atsidaręs, jam ventiliatorių iš priekio pučia. Pas mane iš vis nieks nei pučia, nei langą atsidarius nieko. Sėdžiu ten, žinai, numirt gatava, žinai. Nu, galvoju, kapiec. Dar 50 eurų aš jam turėjau sumokėti. Aš galvoju, nu, žinote, už tokią kelionę čia man turėtų sumokėti 50 eurų. Dabar gailiuosi, žinot, kad taip ir nepasakiau užvažiavus. Čia man turėtų sumokėti 50 eurų už tokią kelionę. Geriau būčiau jau autobusu važiavusi. Būtų ilgiau, bet bent jau komfortiškai važiuotum. A čia vos nenumeriai tenai. Tai aš dabar, kai pamatau tuos traliukus, ypač dėl tuos senesnius, kur žinau, kad nėra kondišino,
mane net nupurto prisiminusi. Ir galvoju, bet ant kiek vat, žmonių va, tokių būna, va, tokių, va, ką nematai, kad karšta, kad ten lango neatsidarė, nieko, čia langas iki galo atsidaręs, čia ventiliatoriai pučia, dar skundžiasi, kaip jam karšta. Nu galvoju, tai ką man tada kalbėti? Nu bet sakau, nu va būna žmonių. Nu ką, apvažinėju kamščius. Apvažinėju kamščių Varšuvą visokiais šunkeliais, nes ten košmaras kas darosi, košmaras. Neįmanoma, ten prie Varšuvos, ten košmaras, ten kur dar dvigubai, kur dvi juostos kelia. Jau tenai, žinau, aš nežinau, eismas, ten turbūt visa Lenkija suvažiavo. Tai ten prie tos Varšuvos aš įsivaizduoju, kas darosi. Ir dar prie Vroclavo, tai nusprendžiau važiuoti šunkeliais. Bent jau už Vroclavo, iki pat Vroclavo važiuoti šunkeliais, nes dabar jau autostradą geriau nelysti. Nors ten, aišku, bus nekas ir už Vroclavą ten per sienas, bet jau mano nervai neatlaikys. Čia tai nors dar judi kažkiek tai, nors aišku, čia irgi šitų turistų pilna besismaukančių. Ten nepavažiuoja, bet tenai tai iš viso ten stovi, ten tai iš vis nejudi. Ten tokia, kiek tenai sankabą tu sudylinsi, ten ranka jau paskausta. Lenkai prie šviesoforų laikmatis, va čia tai geras dalykas. Iškart žinai, kiek liko laiko, va čia ir žalias va yra laikmatis. Čia visur taip turi būti, ypač kur nėra geltona. Žinai, kiek laiko. Čia Lenkai labiau patobulėja už visus. O, Plotsko tiltukas. Plotsko tiltukas. Pirmas į gyvenime čia važiuoju. Tiltukas į kolekciją. Pagaliau naujas tiltas į kolekciją. Plotskas, Lenkija. Kas dar nematėt. Gražus tiltukas, nieko nepasakysi. Kai buvau Kaune, aš turėjau vokiečiuose būti vidurnaktį. Aš tik tai prie Lenkijos sienos būsiu 1:30 geriausiu atveju. Jūs galvojate, aš važiuoju autostradą, aš važiuoju šunkeliais. Kad nekir Varšuvą prasukau šunkeliais. Vroclave irgi nerizikuosiu sukti į autostradą, nes ten irgi jau būna didelė žopa. Tai vienu žodžiu, praktiškai vien šunkeliais. Tai man dar važiuoti 5 valandas vien tik tai iki Liublino kažkokio tai. Tai ten aš jau bandysiu lysti į autostradą. Na vienu žodžiu. Kad aš daugiau gyvenime sekmadienį važiuočiau dieną, aš ir geriau šeštadienį naktį išvažiuosiu. Ir aš norėjau, bet patingėjau. Tai va. Kiek kranų šviečiančių prie Dresdeno. Dar taip nebuvo. Bet jau čia nematot. GoPro tamsoje labai blogai filmuoja. Lėktuvas leidžiasi.
Frankfurto Amaino aerouostas. Čia šitą irgi visi žino. Važiuodami šitie va, čia skiriamasis ženklas Frankfurto Amaino. Važiavau, buvo viskas normaliai, atvažiavau ir užėjo škvalas. Dar aš važiavau, pradėjau varyti su kruša ir nėra kur pasislėpti. Pamatau, jam priekio autostrada jau yra šviesa, žinai, dar spėjau prasmukti. Bet svarbiausia, į kitą pusę kamštis didžiausias. Ir svarbiausia, iš mūsų pusės nė vienos mašinos net važiuoja. Tai aš tai jaučiu, visi jau įtarė, kad kažkas tenai jau nelinksma. Nes ten matyti jau ten rimtai su kruša pavarė, tai ten matyti visi stovi, nieks nevažiuoja, nes nieko, čia buvo pilna autostrada mašinų, nė vienos nėra. Čia visi važiuoja tokie šalutinių keliukų įsukę. Ne, nu, bet ten tai geras papuolė, bet taip tai baisu, kai su tais vadledukai čia langus gali išdaužyti, jeigu didesni kokie. Tai ten aš jaučiu gerai papuolė, nes visa autostrada ten turbūt stovi, nes nė vienos mašinas. Pietus. Po 2 dienų pirmi pietus plovas. Maksimas su kiauliena ir agurkai. Jau sakau, skrandis reikalauja imtis veiksmų, nes jau nebegali bet ko valgyti. Galvojate, lengvas gyvenimas. Visas busas 500 rūbų. Kamera da taip nerodo tamsi, bet aš čia bardavą, vos gyvą. Tai gerai, kada rytas, čia diena būtų šis šakė. Nu, šakė, žinokit. 40 laipsnių, Austrija, vokiečiai. Aš vos gyva, net galvas skauda, šito šiluminis smūgis jau. Ir kaip tyčia, 2 dienas niekur nereikia, stovėjau parkinge. Tai dar gerai, kad Austrijai. Tai ten, žinot, nors dušas už 1 eurą, tai nors išsimaudyt, tai gali maudytis, kas bus net rytą vakare. Bet tai, kad nė vėjelio normalaus. Nu šakė, žinokit, jau čia gal aš jau gaunu viskas, ten slapna darosi jau. Čia jau dar prie vokiečių sienos dar sustojau parkinge, tai jau lauke sėdėjau, ten buvo biškį pavėsis. Košmaras. Dar žada audrą rytoj. Nu vienu žodžiu, nedai Bože. Jau geriau, kai šalta. Nu dar kai dirbi, va taip visą dieną kažkur važiuoji, tai tu mašinui prasidė, nepajauti to karščio labai. Tai kai išeini. O čia, žinai, visą dieną ant to karščio tos mašinos užvestos ilgai nepalaikysi. Čia irgi variklis gali užkaisti, kai stovi. Plus mano šaldytuvas. Aš čia nežinau, aš neišnaudojau ir tą UPS-ą jau. Viską. Ir dar čia mažai važiuoji, jo pasikrauti neina. Nu, vienu žodžiu, irgi košmaras. Ant todėl nieko normaliai nevalgys, bet ir nesinori nieko, nes karšta. Tai geri viską. Jau geriau žinokit, kai šalta. Kai šalta dar gali sušilti. Bet kai karšta, tai tau ir bloga dar darosi. Nuo karščio gali ir, taip sakant, kanopas užversti. Nuo šalčio tu dar čia neužversi. Na, aš gali sušalti, tai čia vis tiek patalpoti nesušalsi. O nuo karščio gali užsilenkti. Ir svarbiausia, rytoj bus audra. Tai jaučiu čia po to jo karščio bus labai linksma audra, nes aš jau buvau prie Miuncheno papuolusi į audrą. Bet ačiū Dievui buvo pats pakraštys ir aš pabėgau. Taip sakant, nuostolių išvengiau, bet tai čia, žinot, ne visada sekasi. Kai karšta, tai karšta. Kai audra, tai audra. Va čia tai pirkėja. Rūbų. Visokie marškinėliai. Kelnes, aišku, gaila tai, kad šortai. Ilgų kelnių dar ne sezonas matyti. Iš viso 100 eurų sumokėjau. Aišku, palyginus brangu, bet tai čia blemba, kiek aš čia nusipirkau, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu kokie, nežinau. 10 rūbų nusipirkau, kur būna pas save nusiperki 1 rūbą ir sumokė 50. Ir jie svarbiausia, kad ne tai, kad aš šitą perku, kad čia, o čia, bet jie, kad gera kokybė, jie palyginus nebrangus, ten 7-5 eurai. Bet jie ilgai dėvisi labai, va tam kike. Vokietijoje arba Austrijoje yra kik parduotuvė. Pigių tokia, liktai ale pigių, žinai. Ir didelių išmerų svarbiausia.
kamera turbūt taip neperdėkia to gražaus vaizdelio. Tik nuo kalno tokia, žinai, bet jau kviečius. Čia nupjauti jie, man atrodo, jau. Arba dar nenupjauti, bet jau to reikės pjauti. Bet ir dangus koksai eina pekno. Balti debesis, tiesa dar debesis, jau debesis debesise. Bet tai gerai atrodo. Gerai atrodo. Tie debesis. Gražu, ar ne? Dar vienas. Nu, sutacho. Ar čia primigote? Ar prisilakstėte? Prisilakstėte. Irgi matyt, vienas lenkia kitą. Vienas lenkia kitą. Na, ta tokia situacija. Aš nežinau, ar man čia liks tas įrašas ar ne. Jeigu liks, tai įdėsiu, jeigu ne, tai ką padarysiu. Būtų faina, kad būtų likęs tas įrašas. Tada kažkaip, žinot, po momentu nespėjai čia visko, ką ten galvos apie kaip paspaudimą, pamiršau. Šitą situaciją, kaip reikia būti atidžiam kelyje ir visą laiką būti, kaip sakant, na čekų. Nesvarbu, kaip tau kas atrodytų, visą laiką būti atidžiai. Nei telefonė, nei kam. Aišku, aš irgi būna kartais nusižengiu, bet vis tiek ne tokių lygių kaip kiti, kad tenai iš visą kelią nežiūri. Tu gali, kaip sakant, ir nepastebėti, pražiopsuot momentą. Ir čia važiavome, pirmą juostą ten tos fūros, dar ten kažkas, dar ten iš kitų juostų sukas. Nu, mes jau antroji juostą, kadangi ten lenkt negali, praktiškai tu važiuoji vieną antrą juostą, tai ten nepasismaukysi lėtai. Nu, tai visi ir važiuoja, taip kažkur 110, taip kažkur, tai taip 120, tai kiti ten 100 kem varo, kurie ten priekė. Bet taip daug maž visi taip ir koloną ir varai. Ne tai, kad tenai, kai būna kiti ten lėtai, ten, žinai, ten kilometrų atstumais, bet taip grinai koloną ir varai vien tai paskui kitą. Ir tenai kažkokia tai fūra, matyti, šoninio keliuką važiavo. Ir kažkas, tai žinot, arba telefonė užmigo, arba fūra tenai kitą, kaip sakant, praleido ir įsireikiavo į antrą juostą. Aš žinot, jį tenai įpratę. Posūkį sarų posūkį parodžiau ir viskas. Ir reikiuojasi. Nors ar tave praleidžia litą, neaišku. Bet tenai greičiausiai, aš nežinau, gal ne fūra, gal buvo, aš per toli buvo, nelabai mačiau. Ten gal galėjo būti ir traliukas kažkoks. Nes aš ten kaip paskui važiavau, pralendžiau kažkokį tai tokį ne traliuką, bet lengvasis automobilis ant to traliuko tempėsi kitą mašiną. Ir ten matėsi kažkoks tai keistas, važiuoja toks, ten smaugas lėtai, ir ten matos prie vairų, jis ten kažką kuičias, kažką ten daro, jis į kelią iš vis nežiūri. Ir aš spėjau, čia ne jisai ten tą sukėlė situaciją, greičiausiai važiavo tenai, prieš jį išlindo tą fūrą, jis ten atsičiūkino, kad fūrą, tada mėtėsi kairę pusę, aš žinau, kai jis lėtai važiuoja, ten visi ant 120-100 kem pareina. Ir aš žinau, kaip tik ten kažką tai irgi norėjau pralenkti, ten priekį kažkas lėtai važiavo ir gale manęs ten kažkas važiavo ir aš galvoju, nu dar spėsiu, padaviau taip greičiau gazo ir grinai taip įsireikiavau, dar kaip gazuoju ir staiga priekis visas stoja, bet taip staigiai ant smūgio. Aš žinau, kaip visi viens prie kito. Tai mus turbūt išgelbėjo tik tai tas, kad mes visi, kaip sakome, vairavome ir buvome veiksme. Ir ne vienas, kaip sakant, ne vienas nesėdėjo telefone, ne vienas ten kažkur dėmesio nenukreipė, o visi vairavo. Tik tai va tas mus jaučiu ir išgelbėjo. Aš ten taip jau, kaip sakant, taip jau vos sustojau, bet nesutip pastum aš ten nelabai buvo, dar aš buvau ant gazo paėmusi. Dar svorio biškiai yra, ačiū Dievui, ne viršsvoris ir normalius krovinys. Bet aš dar, žinot, kai aš moku du darbus vienu metu dirbti, aš dar įvertinau tai, kad kartais būna, kad tu gerai, tu sustosi, o vat baisiausia dėl galo, kuris dar, žinot, ten irgi ėjo greitai, aš dar prieš jį užlipdau ir jis dar už manęs, jisai nelabai mato, kas ten prieki darosi, aš dar matau, kad ten visi sustoja. Ir aš dar pagalvojau, kad jeigu aš, vat kitas būtų išsigandęs, kokia nors blondinė būtų važiavus ar auksnai ir dėjęs staigiai ant stabdžių, iš karto būtų kirtęs ant stabdžių ir būtų šakės buvę. Ir aš taip pagalvojau,
Jeigu aš dabar taip dėsiu staigiai ant stabdžio, tai tas galas, tai jis nespės sureaguoti. Tai tu dar vis tiek dar ant tų stabdžių labai taip nedėjai, dar stengiausi taip sustabdyti, tačiau platinai, kad dar spėtų tas galas pastebėti, kad aš stabdau, dar spėjau tą avarinį įjungti. O tas avarinis irgi nepatogus, tas kol jį pasieki, kol pasižiūri. Nu tai šitą ten vienu žodžiu. Nu, kas buvo šį reisą? Nu, tokių iš įdomesnių istorijų. Nu, kaip įdomesnė, tokia patėlinė, nelabai tokia įdomi, bet šiaip tokia, ne kiekvieną dieną taip. Man, nu, būna, aš dažnai mėgstu pirkti, nu ir pigiau būna kartais, bet ne tiek dėl pigumo, kiek dėl kokybės. Nes, nu, vis tiek čia mes esame trečiarūšė rūšis. Trečiarūšė, kaip sakant, šalis ir dažnai čia mums vis tiek, aš tikiu, veža visokį, kaip sakant, nes ir Coca-Cola, žinau, kad skonis, kuo tolyn nuo Lietuvos, net ir vokiečiuose toks nelabai skonis, bet, pavyzdžiui, kai Austrija, Italija, Prancūzija, biški geresnis skonis Coca-Cola. Nu, arba kavų, nu vis tiek, aš vien dėl kokybės kartais perku čionais. Nu, kai yra galimybė, dar kitokių prekių visokių. Tai ir čia va visokio prieskonių, dar kažką tai irgi perki, nes taip, nu, randi kažko tai kitko, dar ir kokybė biški geresnė. Nu ir, tai kad šį kartą Austrija ten labai tokia, nu, menkas pasirinkimas tų prieskonių buvo, nu, bet pasižiūrėjau. Nu, aš taip nusipirkau, aišku, tie prieskoniai, jie nepigus būna, vis tiek 2-3 eurai, tokie, jeigu normaliai, jeigu tokie rimtesni prieskoniai perki. Nu ir šitą, dar ten kažką nusipirkau, bet ten smulkmenas, ten patiškai šuniui ten porą, ten kad skaniestų, kažką vis naujesnė. Ir be to šuniui konservus daug geriau valgo tos užsieninius negu mūsiškius. Nu ir šitą, aš sumokėjau 70 eurų. Nu, kremba, aš nieko nepaimau praktiškai 70 eurų. Na, aš ne tie prieskoniai, bet vis tiek, blemba, ne tiek aš ten daug jau paėmiau. Ir aš taip išėjusi ir taip einu ir nagrinėjau aš tą čekį, už ką ten tiek, kaip ką. Tuos biški tos prieskonius pakiloju, pasižiūriu, kaip ten ką, žinai. Ir taip priejo ten vienas, nu ir priejo Austras, ten vienas toks vyras. Ten Austras vis tiek ten matas, bet jis ir angliškai šnekėjo. Nes aš iš pačių ten vokiškai kažką, tai pasakau, nesuprantu, tada jis angliškai. Jis sako, tu geriau pirk, bet aš nesupratau, negi vaistinėje prieskoniais prekiauja, arba aš ne taip kažką supratau, nes apotiek kažkaip sako, tai aš supratau vaistinę gal, nebent aš ne taip supratau kažką tai, arba jis ten gal suklydo. Bet tipo vaistiniai yra tų prieskonių ir jie yra, nu, tipo, bus pigiau ir kokybė geresnė, žinai. Tai aš jau ten ačiū, žinai, kad jau, kaip sakant, žinosi kitam kartu. Na, aišku, ką ten jūs turėjome kokias specializuotas parduotuvės kokias nors, žinai. Nes netikiu, kad vaistinėje prieskoniais prekiautų. Nebent ten pas juos gal taip. Nu, tai, bet reikės kada nors užmest akį, nes aš vis tiek negau to, ko noriu. O specializuotui partijai vis tiek jau tikrai rastum. Dar tikrai kokybė būtų daug geresnė negu tų prekybos centrų, ten kur neaišku, iš kur veža. Aš kaip nujausdamas sakiau, gal nevažiuot mišku, gali būti medžių privartyta. Nu, akurat va, nuvirtus eglė. Šiandien istorijų diena, reisas. Miške, važiuoju, tai pro mišką, važiuosiu pro mišką, bet kaip aš jau, blemba, dabar buvo čia tokia audra, jeigu čia kokia audra bus medžių privirtę. Akurat važiuoju, žiūriu, gaisrė tenai stovi ir medis nuvirtęs, medį pjausta. Bet jie jaučia ir tai galvoja, nu, naktis, vidurnaktis. Čia to keliu, čia tik tai dieną važiuoja kažkas, čia labai retai, kad kažkas važiuotų. Ir galvoju, nu jau čia mes ramiai dirbsime tą medį pjaustydami. Ir ne, ir kai sakys, kaip tyčia, 12 vidurnakčio, kai pradėjom pjaustyti tą medį, kažkokie du kvasikai atvažiuoja. Pusikas, ir dar ten kažkoks irgi toks pusiau pusikas, sakys, ką tie čia naktį miške palikę. Ir dar su lietuviškais numeriais. Oi, čia vienu žodžiu, bairis ant bairio. Šiandien buvo bairis parkinge. Bet aš nesuprantu va tokių žmonių. Nu, aš ten sėdžiu, galvoju, pralauksiu kamščius, nu, kad biškai mažesni tie kamščiai būtų. Taip sėdžiu. Ir ten iš galo atvažiavo kažkas irgi su pusiku.
Ne, ir taip privarė prie manęs ten, žinai, kažkoks tai vyras, kažką tai, oi, dabar gerai, tai nebepamenu, bet kažkaip tai ko stovim, ko nevažiuojam, žinai. Sakau, laukiu, kol kamščius praeisit, tai čia ko iš Anglijos važiuoji, ne, sakau, iš Belgijos, Olandijos, o mes tai iš Anglijos, žinai. Ir visokia, ir taip, žinai, ir taip numovė. Aš stoviu, aš net nespėjau patiškai net kažko tai daugiau net žodžio pasakyti. Sėdžiu, galvoju, bema, tai kur, ar tu čia apsipažinai, pagalvojęs, kad čia kažkas kitas, gal pagalvoji, kad kažkas kitas, ar kas? Tai kad, žinai, ar tu čia manęs taip išsigandai? Nes aš toks, žinot, kaip bomžara toks sėdžiu, nu, žinai, kaip sakant, neliekna graži blondinė, kad toks bomžaras sėdžiu. Tai galvoju, blemba, gal išsigando pamatęs, žinai, žodžio, balsą prarado, galvoju, dėlė greičiau. Bet tai galvoju, gerai, nu, kad ir išsigandai, tai aš, kad ten su manim pakalbėsi, tai želintis ir draugauti net nereikės. Taip sėdžiu, galvoju, arba jis čia apsipažino, pagalvoja, kad čia gal kas nors kitas, arba labai išsigando manęs. Nes kam čia, man tai, pavyzdžiui, mintis nekiltų dabar eiti prie kažkokio tai buso, ten klausti, ar tu čia stovi, lala, ir taip iš karto ir vos nepabėgti. Tai nesupratau, lemą, tai jeigu atėjai pašnekėti, nu tai pabendraujam, nors keliais žodžiais, tai daug persimesti. Čia vos nepabėga, nu tai vienu žodžiu, kaip sakant, bent jau man toks įspūdis susidarė. Ką tai nieko tokio, bet man toks įspūdis susidarė. Kam čia eiti, tai iš viso bendrauti, kai nebendrauji, nu tai pasijunti kaip toks kaip durnas kažkoks, tai